Sveiki, malonūs klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę noriu papasakoti apie knygą pavadinimu Beyond Anxiety – Curiosity, Creativity and Finding Your Life's Purpose. Knygos autorė Marta Beck. Knygos į lietuvių kalbą išverstos neradau, tikiuosi, kad ji pasirodys. Todėl rekomenduoju ją angliškų pavadinimų. Gali atrodyti, kad mus nuolat siurbia nerimo sūkurys. Aišku, kad iš jo norisi ištrūkti, bet čia svarbu, ar žinome, ką daryti ištrūkus. Gana dažnai nerimo įveikos strategijos nesuveikia, nes neturime ko įsikibti ar į ką atsiremti. O kas tai galėtų būti? Šioje knygoje autorė siūlo tam naudoti kūrybinę veiklą. Kaip jūs vertinate tokią idėją? Gal esate išbandę? Gal jau žinot, kad tai iš tiesų veikia? O jei norite apie tai pagalvoti ilgiau, tai paskaitykit knygą. Knyga vadinasi Beyond Anxiety, Curiosity, Creativity and Finding Your Life's Purpose. Knygos autorė Marta Beck. Maisto ir sociologijos bei antropologijos sankirtoje atidžiau žvelgiame į maisto kultūros reiškinį. Kodėl gyvendami beveik neribotų pasirinkimų pasaulyje vis tiek persivalgome arba valgome nesveiką maistą, net jei žinome, kad tai nesveika? Kaip maistas yra naudojamas kaip ženklai ir simboliai? Kuo skiriasi būtinybės ir prabangos skoniai? Kaip griežtos valgymo taisyklės, tokios kaip žydų, naudojamos savikontrolės, išskirtinumo ir priklausimo jausmo lavinimai? Kaip pramoninė maisto gamyba paverčia mus kosmopolitais, valgančiais pasaulinį maistą? Kaip kolonijinės Amerikos moteris naudoja vištieną kaip pasipriešinimo įrankį? Kokius lyties stereotipus randame kulinarinių laidų ekranuose? Kaip maistą gaminančios mamos perduoda galios ideologiją? Kaip maistas naudojamas saviraiškai ir įgalinimui kultūrose, kur tradiciškai moteris tyli? Ar maisto gaminimo vaidmenys, kurie paprastai yra paskirstyti pagal lytį, yra problema tos pačios lyties šeimose? Kuo pasižymi pankų maisto kultūra? Kaip maistas naudojamas religinėse ceremonijose ir ritualuose, tokiuose kaip maisto dalyjimas ar pasninkavimas? Kaip tai atrodė viduramžiuose ir kaip tai atrodo dabar? Kaip reklama kelia naujus reikalavimus kūno vaizdui ir kaip tai keičia valgymo įpročius? Kaip kinta maisto gaminimo tradicijos ir įgūdžiai? Viešas valgymas kaip specifinis socialinis reiškinys. Kodėl tiek daug dykumų gyventojų serga diabetu? Kaip pramoninė maisto gamyba veikia kasdienių prekių kainas ir tuo būdu veikia žmonių mitybą? Kaip nykstant mamos maitintojos vaidmeniu keičiasi mamos socialinis vaidmuo? Ar maistas yra nuotykis? Kas yra lėto valgymo judėjimas? Kokią ekonominę naudą gauna korporacijos iš vis labiau storėjančių tautų? Kodėl maisto dalyjimas nesprendžia, o didina vargingai gyvenančių žmonių padėtį? Na ir jeigu galvojat, kad maisto kultūra yra tik apie tai, ar sumuštinis su sūriu teisingai daromas su juoda ar su balta duona, tai matyt jau galima pradėti galvoti ir kitaip. Maisto kultūra yra tokia plati sritis, kad akis reiksta. Dar aptikau Deborah Lupton ir Zena Feldman redaguotą knygą pavadinimu Digital Food Cultures, kuri gilinasi tik į skaitmeninius maisto kultūros aspektus. Pasklaidykime jos turinį. Kaip stebim savo kūną skaitmeninėje erdvėje ir kaip jį reprezentuojam? Kaip maisto video turinyje atsispindi gausa, lytiškumas ir emocijos? Esi tai, ką instagraminė arba švaraus valgymo ideologija. Simbolinė maisto reprezentacija. Veganizmas ir sveikizmas. Kaip kalbame apie maistą ir apie sveikatą skaitmeninėse veganų bendruomenėse. Kaip gastronomijos sritį veikia maisto apžvalgininkai mėgėjai. Skaitmeninės garsenybės kulinarijoje ir skaitmeninės maisto aplinkos. Ar maisto atliekų klausimas yra moteriškas? Skaitmeniniai būdai dalyvauti vietinio maisto vartojime. Kaip kūrėme visuomenės ir maisto vizijas per skaitmeninės medijos prizmę. Kokias paslaugas kūrėme skaitmeniniam valgymui. Į sveikatą antropologijos studentai, ieškantis temų rašto darbams, aš jums iš anksto pavydžiu.
Prieš kažkiek laiko visai džiaugiausi radusi terminą maistautojai, kuris spėjo yra lietuviškoji foodies versija. O štai šiandien skaitau tyrimą apie foodies, konkrečiau kiniečių maisto turistus Taivanėje. Valgymo motyvacija turėjo reikšmingą poveikį valgymo patyrimui. Logiška. Valgymo patyrimui reikšmingą poveikį turėjo ir po valgymo patiriamos emocijos. Teigiamas valgymo patyrimas, bet netiesiogiai emocijos reikšmingai prisidėjo prie didesnės psichologinės gerovės. Valgymo patyrimą formuoja sąlytį su kultūra, dėmesį patraukiantis objektai, žmonių gebėjimai, sensorinis patrauklumas, toks kaip kvapas, skonis, spalva ir faktūra, taip pat poreikis spręsti turimus sveikatos klausimus. Valgymo metu emocijas dažniausiai veikia patiriamas komforto jausmas, susierzinimas, susijaudinimas ir sentimentalumas. Ir kuo stipresnės buvo emocijos, tuo ryškesnis buvo valgymo patyrimas. Gerovės jausmą reikšmingai veikia subjektyvus apsimokėjimo jausmas, tai yra ar maisto kaina atitinka jo vertę. Tai aptarnavimo kokybė, estetika ir taip pat patiriamas siekis ištrūkti. Čia angliškai naudojamas terminas escapism. Čia jau vardinam labai konkrečius dalykus, kurias galima valdyti ir taip kurti ilgalaikį maisto vertinimą ir motyvaciją sugrįžti. Nesakau, kad tai kažkokia naujiena bet kuriai maitinimo įstaigai, bet gal ne visada tai yra įvardyjama taip konkrečiai. O gal tai bus pagalba ne tik restoranams, bet ir, pavyzdžiui, mažų vaikų tėvams. Kitas tyrimas, kuriame tyriama, kaip susiję valgymo elgesys, genetiniai veiksniai ir smegenų brendimo procesai. Šiame tyrime pateikiami longitudinio tyrimo duomenys, vadinasi, tie patys paauglių amžiaus dalyviai buvo pakartotinai tyriami ilgą laiką. Valgymo sutrikimų simptomai buvo susiję su kūno masės indeksu ir su genetiškai paveldimu polinkiu į kūno fenotipą, tame tarpe ir į kūno masę. Vadinasi, yra 3 tarpusavėje susiję veiksniai. Nesveikai valgantis, čia buvo išskirtos 2 grupės, vieni buvo ribojantis maistą, o kiti buvo persivalgantis ar emociniai valgytojai. Visos šios grupės buvo labiau linkusios pasižymėti problemų eksternalizavimo elgesiu, tai yra agresyviu, nekontroliuojamu ir impulsyviu, taip pat vis stiprėjančiu dietiniu elgesiu, persivalgymu ir problemų internalizavimo elgesiu. Tai reiškia užsidarimu, baikštumu, nerimastingumu, slopinimu, įtampos perkelimu į fiziologinius simptomus arba somatizaciją, liūdnumu ir beviltiškumu. Tokiam amžiui būdinga smegenų raida, specifiškai kaktinėje skiltyje ir smegenėlėse, buvo sulėtėjusi abiejose nesveiko valgymo grupėse. Emocinio valgytojų grupiai buvo priskiriama didesnė bulimijos tikimybė, o paaugliai su dėmesio ir elgesio sutrikimais buvo labiau linkę persivalgyti ar valgyti vedami emocijų. Kadangi smegenėlės yra atsakingos ir už valgymo bei apetito reguliavimą, tai sutrikusi smegenėlių branda gali būti viena iš nekontroliuojamų valgymo priežasčių. Ir greičiausiai čia yra abipusis ryšys. Prasta mityba veikia smegenų raidą, sutrikusios smegenys toliau stiprina nesveiką valgymo elgesį ir visas šitas ratas sukasi be pabaigos. Smegenėlių raida lėtėjo ir bendraamžių nemėgstamų paauglių tarpe. Kaktinės skilties sutrikimai prisideda prie impulsyvumo ir prastos savikontrolės, o genetiniai veiksniai šios mechanizmus sustiprina, nors tyrėjai pažymė, jog aplinkos veiksnių poveikis yra stipresnis. Tai nebūtinai viskas prasideda vien tik tai nuo sutrikusio valgymo. Sutrikęs valgymas gali būti ir kitų išorinių priežasčių pasekmė. Ir nors atrodo, kad laisvės tarp visų šitų veiksnių yra nedaug, bet aš vis tiek tvirtai tikiu, kad žinoti, suprasti ir laikytis sveikos mitybos principų yra svarbu bet kokiu atveju, nepriklausomai nuo genų, aplinkos ir būsenos, nes tai vis tiek veda į geresnę sveikatą, negu galėtų būti valgant kitaip. Kad valgyti reikėtų tuomet, kai lauke šviesu, jau girdėjau, bet ši mintis niekada taip nenugulė į vietą, kol neperskaičiau šio tyrimo. Pradėkime nuo to, kad turim ne tik centrinį cirkadinį, tai yra dienos ir nakties ritmo laikrodį galvoje, bet ir periferinį visame kūne susijusi su gliukozės apykaitos ciklu. Valgymas naktį didina diabeto riziką, nes šie 2 ritmai išsiderina, todėl sutrinka tolerancija gliukozei. Tyrimo grafike skirtumas atrodo tikrai įspūdingai, lyg naktinis valgymas būtų sudarytas vien iš gryno cukraus. Eksperimento metu dirbantiems naktį ir valgantiems ir dieną ir naktį žmonėms nustatyti reikšmingai blogesni tolerancijos gliukozei rodikliai nei žmonėms dirbantiems naktį, bet valgantiems tik dieną.
Na, tada jau pradedu galvoti apie žiemą ir valgymą visai ne dienos metu. Ir apie naktipečius. Ir apie žiemą augantį svorį, nes per dažnai valgome nešviesių paros metu. Ir kaip mano viena skaitytoja pakomentavo, žmonės, kurie iš viso gyvena šiaurinėse platumose ir labai ilgai būna tamsoj, o kartais ir pusę metų. Nors valgymo langas atrodo labai logiškas, susijęs su šviesa ir su serotoninu ir labai lengvai pamatuojamas. Na, bet matyt, čia vertėtų apsvarstyti ir visus atvejus ir ko gero paieškoti ir daugiau tyrimų, kurie būtų atlikti su žmonėm, kurie iš tiesų gyvena labai tamsiose platumose. Ką jūs apie tai galvojate? Šiai savaitei tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė. Padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto ar gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Skanaus, taikos ir ramybės.